diena, mėly žiūrovai. Su jumis ir vėl pokalbių šou Gyvenimo būdo laida 5 minutės blevyzgų. Ir aš, jūsų vedėjas, Vizgirdas Plepys. Šios dienos svečias yra garsus poetas, tragiškos sielos asmenybė, ekstravagantas, šokiruojantis mus savo novatoriškomis eilėmis bei liguistų polinkių į ekshibionizmą. Taigi, pasveikinkime Antaną Pagrabą. Sveiki atvykę. Sveiki. Papasakokite truputį apie save. Net nežinau, ką čia pasakot. Viskas ir taip aišku. Esu naujojo pasaulio poetas. Šviesa šitoj Dievo pragarą nuvarytai skiliai. Manau, visą kitą žmonės ir taip žino. Jūsų naujausiame eilėraščių rinkinyje Dievas ir mano šizofrenikė žmona, jūs drąsiai teigiate, kad esate Dievo pasiuntinys. Ir tai ypač ryškiai matoma jūsų eilėraštyje Aš esu Dievo pasiuntinys. Kodėl taip manote? Nes aš tai jaučiu. Vaikystėje praradau abu tėvus. Man teko augti vienam, neturėjau draugų. Ir ši tragiška patirtis paskatino mane rašyti. Rašydamas aš supratau, kad esu visomis prasmėmis tikras menininkas. Visą laiką galvojau, kodėl aš, kodėl visi kiti tokie nevykę, o aš toks nuostabus. Ir tada supratau, kad aš ne iš šio pasaulio. Aš turiu būti Dievo pasiuntinys, kad būčiau toks tobulas. Aš tik taip galėjau tai paaiškinti. Kaip jūs reaguojate į tai, kad šiais metais buvote nominuotas literatūros premijai, tačiau pralaimėjote savo kolegai Jonui Šabarui? Visų pirma, jis ne mano kolega. Aš nežinau, kodėl įvyko toks nesusipratimas, tačiau žinau, kad žmonės myli mane, o ne jo pragmatišką šūdą, suprantat? Tačiau vis dažniau pasigirsta kalbų, kad Jonas Šabaras yra Lietuvos literatūros ateitis. Nenusišnekėkit. Aš išliksiu per amžius, o jo eilėraščių nedeklamuočiau net per vaikų gimtadienius. Aš esu menas, o jis tik menininkas. Ir tai nevykęs. Jūs paklausykit, tik aš žinau, kaip reikia iš tikrųjų rašyti. Tik aš suprantu poeziją. Tai daug sudėtingesnis dalykas, negu jums atrodo. Bet daugumą žmonių atgraso skandalai, kylantis dėl jūsų nuolatos pasikartojančių ekshibionizmo aktų. Jūs dėl to nekartą turėjote reikalų su policija, kilo skandalai, kad lindate ir prie mažų mergaičių, ir prie pagyvenusių moterų. Ir tokia reputacija poetui paprasčiausiai, manau, netinka ir žmonės nenori skaityti jūsų kūrinių vien dėl to. Aš jums savo sielą atveriu, o jūs negalite mano pempę pasižiūrėti. Visos tos moteris, kurias užklumpu, jos tiek jaunos, tiek senos, jos turėtų būti pakylėtos. Joms tai didžiulė garbė. Kiekvienas moteris veidas užkluptos. Tai aš iš tos semios naujų idėjų. Visa tai būna paminima mano eilėraščiuose. Aš jas įamžinu savo amžinose kūriniuose. O jos pasmentus nubėga. Dėkoju. Na, mūsų laikas jau eina į pabaigą ir noriu užduoti jums vieną paskutinį klausimą. Kokie yra jūsų, Antanai, ateities planai? Grįšiu namo, Ne. Aš kalbu apie jūsų kūrybinius planus. Ai. Rašysiu. Kokie dar planai? Semsiuos idėjų iš visatos, iš žvaigždžių. Kur mane nuneš tragiškai į gyvenimo vėjai, ten ir būsiu. Mano kelias yra gyvenimas. Mano mūza žolė. Aš neplanuoju. Aš nekuriu savo ateities. Aš leidžiu jai apkabinti mane, stipriai pabučiuoti, suskverbti mano sielą ir tada aš pamatau, kokiu žmogum aš tapau. Ateitis yra miglota, bet ta migla
Ta ateities nežinomybė tai mane ir jaudina. Tik taip aš tampu žmogumi, tik taip aš galiu rašyti, jeigu nežinau, kas manęs laukia vėliau. Gal rytoj aš numirsiu, gal rytoj aš pavirsiu medžiu. Aš nežinau. Dėkojame mūsų svečiui Antanui Pagrabai, o su jumis buvo pokalbių šou Gyvenimo būdo laida 5 minutės blevyzgų. Ir aš, Vizgirdas Plepys. Gero vakaro.